Rugsėjo viduryje šilutiškiams ir klaipėdiečiams teko laimė sudalyvauti kasmetinėme rytprūsių gyventojų susibūrime Anklam mieste. Ak, kelionės, jos pripildo sielą džiugesio ir visa, ką te turi jas pasiimti, yra gera nuotaika. Tik visą tą laiką, nepaisant vokiečių bendrijos choro Haidė atliekamų dainų autobuse, vėliau ekspromto ant muziejaus Štetin laiptų, netoliese pleveno ir mažas liūdesio paukštelis. Kodėl jis pleveno greta manęs, negaliu pasakyti. Kaip negaliu pasakyti, kodėl visiems susirinkusiam giedant Ospreußen Lied sukilo ašaros. Ir tas jaunas Prūsijos princas Timotėjaus Friedrich ant scenos, ir nešamas spalvingas kupolas per visą salę, ir beveik 1000 atvykusių iš visų kampelių, susėdusių prie sužymėtų stalų, Tilžė, Ragainė, Heidekrug, Kionigsbergas, Trakėnai, visos rytprūsių vietovės leido suvokti buvusios didybės mastelį, bei atkakliai tebesaugoma Prūsijos tradicija. Jaunesni, garbaus amžiaus rytprūsiečiai atkeliavo, kad sutiktų vienas kitą, paklausinėtų, kaip laikosi tas ar kitas, kuris neatvyko, kad apsikabintų ir pasikalbėtų vokiškai, nes tai antroji kalba daugeliui, mūsiškiams lietuvininkams irgi, kaip ir mozūrams. Sveikinimo kalbą tarė Rytprūsių krašto pirmininkas Manfred Šukat. Dvasinis žodis, mirusiųjų paminėjimas teko Prūsijos princui Timotėjaus Friedrich, o šiemetinio Rytprūsių krašto susitikimo tema buvo "Mes norime taikos". Rytprūsiai tai tiltas jungintis Lenkiją, Lietuvą, Karaliaučių ir Vokietiją. Vėliau prie scenos sugužėjo sveikintojai iš Memelend, Ermland ir Mozūrų. Kaip jau tikriausiai supratote, tie Memelenderiai buvome mes, Heidekrug Šilutės miestelio gyventojai bei klaipėdiečiai, išsirikiavę su dovanomis šventės šeimininkams. Vokiečių bendrijos choras Haidė, Klaipėdos Zudermano gimnazijos gimnazistai paruošė puikią programą. Kultūra pripildė salės skliautus, o ir atvykusių į širdis taip pat. Meklenburgo ir Pomeranijos Mozūrijos folkloro ansamblių šokiai su merginų charakteringais pykčiojimais aiškiai bylojo, kad tai lenkiško slaviško temperamento elementai bei inkliuzai Rytprūsių audinyje. Vokiečių bendrijos Haidė pirmininkės Gerlindos Tungurienės globojama ir stumtelėta link tribūnos kalbėti, turėjau garbės atlikti šią misiją, būti mūsiškių juodvarnių balsu, paniekintojų, kenčiančių, siekiančių teisingumo ir niekaip jo nepasiekiančių. Tiek metų praėjo, o toji kankinė tebesitęsia, sąžinė daugeliui tebemiega, jie, ateivių ainiai, klaidžioja lyg somnambulai ir gąsdina vaikus sapnuose. Ne tik vaikus, ir suaugusius persekioja, giltinėmis persirengė, trimeriais apsiginklavę kapinių šventėje bandantis užgožti kunigo pamokslą, juoda sąžinė ir būsimų prakeiksmų 7 ateinančioms kartoms už savo darbus. Tik to dar nežino ir nenujaučia. Labai viliuosi, kad Vokietijos spauda atkreips dėmesį į šią problemą, nes kaip bebūtų netikėta, po mano kalbos priėjo kelios moteris, pasitikslinti, ar tikrai mačiau besimėtančių žmonių kaulų senosiuose kapinėse ir ar tikrai jos privatizuojamos. Na taip, teko. Ta akimirką neprisipažinau esanti lietuvė, nes apėmė svetimos gėdos jausmas. Ir jis neapleidžia.
30 Jahren haben wir Kontakte nach Heidekrogen, eine der schönsten Städte Ostpreußens. Paskutiniame etape link namų aplankėme Danzig miestą, kuris po karo, būdamas visiškai sugriautas, Lenkų nuožmiai atstatinėjamas, kreipiant didžiulį dėmesį paveldo buvusio miesto charakterio atkūrimui. Paskutinė stotelė Osterode arba Ostrut, mažame jaukiame ir labai savitos architektūros miestelėje, po ko laukė finišo tiesioji link Lietuvos, viltingai svajojant apie susitikimą su rytprūsiečiais kitais metais. Tai išsipildo.